Labą vakarą, bičiuliai, ir ne tik vėl esu užsukęs čia į bityną pasidairyti, nes kiek žinau, bitutės skraido, apsiskraido, tai garantuoju šiandien kokie porą aviliukų tai tikrai skraidė, nes čia ir prieš porą dienų buvau. Žodžiu, liko savaitėlė ir bus po vasario mėnesio, biškutis skubu, nes saulikė leidžias ir aš šiandien atvykau į bityną, nes įsigijęs esu tokį įdomų aparatą. Pabandysiu pafilmuoti infraredinį arba infraraudonųjų spindulių, sakykim, vaizdą. Pabandysiu pafilmuoti, kaip bitelė skleidžia šilumą, o šitas, vadinkim, aparatas sugeba filmuoti ir fotografuoti skleidžiamą šilumą. Tai pasižiūrėsime, kas vyksta. Bet bitutės skraido, matau, kažkur sugrįžta, čia yra, šito, į Talinį sugrįžo. Tai gražiai saulikė šviečia. Gražiai saulikė. Aš pabandysiu net iš karto. Dar parodysiu, kaip saulikė. Ir iš karto jūs gal net ir matysit. Aš pabandysiu iš karto įsijungti šitą Infirai programėlę. Ir jau pateiksiu pirmus vaizdus gal iš bitučių grįžtančių. Nes aš turiu jau įtarimą, nes aš buvau prieš porą dienų atvykęs, kad jau bitukės kelia temperatūrą ir greičiausiai skaitos auginasi perus, nes galima sakyti, jūs paskiau čia ir pamatysite. Taip, dabar aš turbūt filmuoju, tikiuosi. Taip, ne viskas paprasta. Šiaip mes pasižiūrėsime, pasižiūrėsime, kaip atrodo ir avilyje su šitokia termokamera. Turiu omeny. Tai aš gal ir net ne... Sakykime, plius tai rodo, tiesiog pabandysiu gal net ir pafilmuoti. Vis tik aviliukai biškutį yra saulikės iššildyti. Taip. Maždaug toks ir... Taigi. Ir dabar kelsimės truputėlį pasirinktinai. Net ir iš šitą turbūt ir kelsios aviliuką. Įdomus dalykas. Ne taip paprasta sutems. Vis tik įdomus, pabandžiau tenai pagaudyti vieną kelias bitukės. Teko pamatyti. Daugiau. Biškutį per vėlai vis tik jau yra. Turbūt 6 valandos vakaro, tai kažkuo tikėtis ir negalima. Vis tik avilyje tikrai šilta, baisiai šilta. Išoriškai žiūrint, aš daug ir nešaldysiu. Spėju, šitos bitelės tikrai auginasi perus. Nežinau, ar čia man gerai kažkas ir gaunasi, bet žodžiu, nenoriu baisiai šaldyti, bet aš jau matau, kokias fiksuojamas yra temperatūros. Gaila, te fokuso nėra. Gerai, užteks čia man. Man atrodo, kad paskiau aš čia nepridirbčiau. Jo, labai šilta pagalvėlė. Taip, ateina, šiandien dar vis tiek bus šalta.
tai tegul reikia apkamšyti. Aišku, bitelių vis tiek neišvengiam. Saulutė nusileido. Taip, vis tik faktas, kad auginasi perus. Vis tik nežinau, kaip ta kamera dabar, tai kas čia papuolė. Gal tiesiog pasirinktinai, nu čia tą pikčiurną pažiūrim. Tuoj pat nusikraus vėl infraredas ir žiūrėsime mes čia. Šiaip iš šono vis tiek nesunku spėti. Yra virš 30, žodžiu, truputėlį pabandysiu atidengęs. Vat ranka mano kaip orientyras. Bet žinote, palei tai tikrai matau, kad šitos protingiau sėdi, o bitukės va švyti. Gerai, negaliu daug šaldyti. Čia gal dar ir reikia būtinai irgi palikti. Aš nežinau, ar jūs matote. Pažiūrėkim šitą aviliuką, nes jisai užvakar labai stipriai skraidė, aišku, bitelės įsituštino. Nes, kaip sakoma, jos ir visą žiemą kaip neina į tualetą toks žodis. Tai dabar užmėgskim čia. Tikrai garantuoju, kad šitam irgi aviliukė. Tiesiog tiek džiaugiuos dar tuo telefonu. Atsidžiaugti negaliu, tai dar ir naudotis dorai nemoku. Taip, bitukės ropinėja, tai mes ir net pafilmuosime čia keletą bitukių, tikiuosi. Net nieko netidengiant. Pabandysiu, kaip įdomiai lauke ruoda, aišku, nesąmonės, bet va iš tiesų viduje kokia skaitos yra, kokia yra viduje avelyje temperatūra. Ir bitukę reikia va čia tokia replioja. Čia viena ir drąsesnė. Tai biškutėlį nepilnai atidengęs. O tiesiog kokie yra skirtumai. Žodžiu tikrai bitukės auginasi perus. Ir vienas aviliukas, ir kitas, ir trečias. Šiaip. Nu, dėl viso pikto čia tokia silpna šeimelė. Vis tiek matysite skaitos ir iš anos kameros vaizdus. Taip, maža šeimelė. Faktiškai čia yra maža šeimelė. Ir tikrai yra. Ir gal čia kad
grubiai du vaizdai iš tiesų eitų tikri. Aš pabandysiu iš čia bitelių nesimato. Ot kaip pavyzdys mano ranka. Čia taupiau. Bitukės naudoja. Jų labai nedaug yra, va, kur pakraščia. Va, kur visas sulindus. Skaitos čia nedidelė šeimelė, bet irgi visa laimė skaitos. Visa laimė atlaikė šitos tokius nedidelius, bet vis tiek šaltukus. Tai labai džiugu. Nes tai buvo mintis, gal kažką būsiu blogai padaręs, kad paskiau nebūtų kaip čia praradimo. Galima tikrai iš karto matyti, kokią situaciją avilyje, vis tik, kad ir silpna šeimelė, vis tiek net ir aviliukė yra šilčiau viduj. Galbūt saulutė prišildė. Išoriškai, kaip atsuku telefoną, o gal kai atvies pabandysime dar biškutį, kai grinai saulutė, išoriškai pabandysiu įjungti, pažiūrėti, gal išoriškai eina matyti, kad kažkada šiltesnis aviliukas. Bet šiuo metu, kiek buvau įjungęs, šito nepasimatė. Tai va, ir ką lauksime šiltesnių, tikėkimės orų ir, kaip sakoma, prasidės vėl sekantis sezonas. Maisto beje, tai visom kaip ir italės pasiteisino. Man buvo pačiam įdomus tas eksperimentas, vis tiek koks, sako, būtinai reikia dėti iš viršaus ir taškas bites pamaitinti. Įdėjau iš šonų, viskas gerai, kuo puikiausiai gyvoja. Perėjo į kur medus, te ir perėjo bitukės. Šiuo metu jom tikrai netrūksta. Vat matėt, kokia aukšta buvo temperatūra. Nes aš taip jau įtariu, kad tos italės auginasi, mano spėjimu, tai jau jos auginasi prieš gerą mėnesį, jau pradėjo augintis perus. Tai iš tų tokių niuansėlių, ar verta telefoną pirkti, nežinau. Jeigu iš Lietuvos, tai tikrai ne, tai yra per dideli pinigai. Jeigu tiesiogiai iš Kinijos, galbūt. Bet man tiesiog dar ateityje pravers pasimatuoti, labai geras bus pretaisas. Ne tik prie avilių, bet ir šiaip kažką pastebėti gamtoje. Tai tam vakarui būtų tiek. Beje, dar vis niekaip nesugebu sumontuoti iš to rudeninio skaitos filmavimo, kaip man tai sekės toliau su to motinėlėm. Bet turbūt gal kokį vakarą pavyks sumontuoti, tai irgi kelsiu dar vieną tokį vidosą, sakykim, po to, kas žiūri mano kanalą dėl to, kad tai laukia, gal kažką konstruosiu, tai tikrai neužilg bus filmukas apie smulkintuvą medienos, tai vat ir ką, tam kartui tiek, ačiū, kad žiūrite ir viso gero.